Sveiki, šioje pamokoje greitai aptarsime tokį dalyką kaip kintamųjų reikšmės perrašymą ir iš tiesų tai yra labai paprastas dalykas ir tikriausiai patys suprantate, kaip jis veikia, bet realiai vis tiek turiu tai paminėti, nes tai yra kaip ir kurso dalis. Tai tarkim, turime kintamąjį A, kaip mes seniau kurdavomės, ir deklaruokime jį ir inicijuokime vienoje vietoje, nors visiškai nesvarbu, aišku. Ir dabar jį atvaizduokime vėlgi. Aš tai ant line rašau, nes man nepatinka, kad būna atsakymas prie tų dviejų paskutinių eilučių, kurie sugeneruoja kaip ir code blocks realiai. Štai mums rodo 10. Tai jeigu mes perrašysime reikšmę, tai yra kaip perrašyti reikšmę. Kaip jūs tikriausiai jau žinote, norint nustatyti ar pakeisti, tiesiog nustatyti kintamajam reikšmę, mes turime rašyti kaip ir, mes turime vykdyti tą inicializaciją. Kaip jau ir mokėmės kintamųjų pamokoje, tai rašome pavadinimą ir po lygybės ženklo rašome kažkokią reikšmę. Okay? Tai mes 2 kartus realiai inicializavome kintamai, aš trumpinsiu, inicijavome kintamai ir dabar pasileidus programą, mūsų reikšmė bus 15. Tai jūs turbūt, kai kurie klausėte, kas dar nežino, jeigu mes čia susikūrėme savo kintamąjį A ir nustatėme, kad jis yra 10, kodėl mums po galais atvaizduoja 15? Ogi atsakymas tikrai labai paprastas, nes jūs po to pirmo reikšmės priskirimo priskiriate antrą reikšmę. Kitaip tariant, jūs tiesiog pakeičiate reikšmę, inicijuodami kintamąjį. Tai, kad dar aiškiau būtų, galbūt tiesiog suvienodinkime, tai štai taip, deklaruokime kintamai, tiesiog pasakykime kompiliatoriui, kad jis egzistuos, vėliau inicijuokime, nustatome reikšmę į 10, po to ten kažkodėl apsigalvojame ir nustatome į 15. Ir kai kodas didesnis, visą tai įgauna prasmę, dėl to būtent šis perrašymas ir būtent, kaip jums pasakius, perrašant kintamąją reikšmę, tai yra perrašymas realiai. Nors tai atrodo kaip paprasta iniciacija, tai yra inicializacija, arba tiesiog paprasčiau tariant, tai atrodo kaip paprastas kintamojo reikšmės nustatymas, tai taip, tai ir yra. Bet kai jūs antrą kartą pakeičiate kintamojo reikšmę, būtent tas pakeitimas jau yra realiai perrašymas, tai yra jūs pakeičiate tą reikšmę, ne šiaip nustatote reikšmę. Čia jūs nustatote reikšmę, nes prieš tai dar nebuvo nustatyta, o čia jūs pakeičiate tą reikšmę. Ir visuomet, kai jūs atvaizduosite kur nors kode savo kintamai, arba nebūtinai atvaizduosite, ar atliksite kažkokius veiksmus, to kintamoje reikšmė bus paskutinės inicializacijos reikšmė. Tai yra būtent paskutinis inicijavimas yra čia, reiškia, kintamasis A yra 15. Ir mes dar mokinsimės tokių dalykų kaip konstantos, kur jūs tiesiog vieną kartą nustatę kintamajam reikšmę, daugiau negalėsite jo pakeisti, bet kol kas paprasti kintamieji gali būti perrašomi ir jų reikšmės gali būti keičiamas. Dėl daugelio priežasčių, nes kitaip turbūt būtų labai sunku dirbti programavimo kalbose. Bet kokiu atveju svarbiausias dalykas yra tas, kai jūs perrašote kintamąją reikšmę, tai būtent to kintamojo reikšmė bus paskutinis perrašymas. Nesvarbu, kiek jūs kartų ten perrašysite ar kokia to tvarka. Tvarka iš tiesų svarbi, nes paskutinis perrašymas ir bus jūsų kintamojo reikšmė. Dėl to jums atvaizduoja 15, o ne 10. Tai tiek šioje pamokoje, tiek ir ten norėjau pasakyti, nors patys turbūt tai puikiai supratote ir iki šios pamokos, bet, kaip minėjau, tai yra kurso dalis. Tai ačiū už dėmesį ir iki.